Sveiki bendruomenė. Šiandieną noriu kalbėti apie tokį labai paprastą, labai banalų vitaminą C, kurio trūkumas, kaip jūs prisimenate, privedė šimtus tūkstančius jūreivių prie ilgos mirties, tokios kaip viso kūno iširimas. Ir čia aš kalbu apie skorbutą. Šiais laikais jau skorbuto praktiškai turbūt nebėra, bet daugelis mes vis dėlto patiriame tokį vienokį ir kitokį vitamino C trūkumą, ypatingai tam tikros kategorijos žmonės. Tai šiandien apie paprastą, bet tokį reikalingą vitaminą C ir kaip jį gauti. Taigi, kas tas vitaminas C? Vitaminas C yra antioksidantas, atsakingas už mažiausiai 300 organizmo tokių metabolinių funkcijų arba organizmo reakcijų, įskaitant, pirmas dalykas – audinių augimas ir atsistatymas, skydliaukės funkcija, sveikos dantenos. Tai čia tokie pagrindiniai dalykai, kurie kenčia dėl vitamino D trūkumo. Atsiprašau, vitamino C trūkumo. Taip pat vitaminas C būtinas streso metu. Jis dalyvauja antistresinių hormonų bei interferono, tai toks yra labai svarbus imuninės sistemos baltymos gamyboje, ir yra reikalingas folio rūgšties, tokių nepakeičiamų aminorūgščių kaip tirozinas, fenilalaninas metabolizmui. Ir beje, tyrimai parodė, įsidėmėkite tam tikrą grupę žmonių, kad vitaminas C tiesiog jo vartojimas mažina astmos simptomus. Taip pat vitaminas C toks labai daugialypis, daugiaplanis yra, jis apsaugo nuo aplinkos užterštumo, padeda užkirsti kelią vėžiui, onkologijai, bet kokioms infekcijoms, taip pat stiprina imuninę sistemą. Kas turite žemą geležies kiekį, atsiminkite, kad vitaminas C padeda įsisavinti geležį. Todėl šalia geležies preparatų būtinai yra vitaminas C vartojimas. Ir kalbant apie detoksikaciją, vitaminas C susijungia kūne, gali susijungti su toksinėmis medžiagomis bei sunkiaisiais metalais ir saugiai išvesti juos iš organizmo. Toliau, vitaminas C ir cholesterolis. Vitaminas C gali sumažinti tos vadinamosius MTL mažo tankio lipoproteinus arba vadinamąjį MTL blogąjį cholesterolį, tuo pačiu didindamas didelio tankio lipoproteinus DTL gerąjį cholesterolį ir taip sureguliuoti balansą. Toliau, taip pat gali sumažinti kraujo spaudimą ir taip užkirsti kelią aterosklerozei. Jeigu dar negana, kaip pagrindinis elementas kolageno gamyboje, žinot, kad vitaminas C būtinas kolageno gamyboje, ar ne, jis apsaugo nuo tokio per didelio kraujo krešėjimo, tai yra skystina kraujį, žinote, ar ne, ir nuo mėlynių susidarimo, taip pat labai reikalingas akims, mažina kataraktos riziką, padeda žaizdų nudegimų gijimui. Ir vitaminas C yra įrodyta, gali net padidinti jūsų laimės tokį indeksą ir džiaugsmo indeksą, nes jis padeda išlaisvinti tiesiog oksitocino, hormono oksitocino daugiau. Taip pat vitaminas C teigiamai veikia kovojant su H. pylori bakterija kartu su priskirtais vaistais. Beje, kalbant apie brolystę, sinergiją, vitaminas C labai sinergiškai veikia su vitaminu E, beta-karotinu, ir ši trijulė kartu vartojama tiesiog padidina efektą, negu tu vartotum atskirai. Bet čia yra labai daug vitaminų, mineralų kartu
vartojami yra daug didesnis efektas, negu būtų jų atskirų suma. Tai C, E, beta-karotenas yra vieni iš tų. Ir aš pati vartoju papildą kaip beta-G, beta-gardą, kuriame yra ir C, ir E, beta-karoteno, kitų vitaminų, mineralų, bet ypač šiuo metu pasipildau tiesiog dar ir atskirai vitamino C. Taigi, beje, vyresniems žmonėms taip pat labai reikalingas vitaminas C, nes irgi vartojant C ir E kombinaciją buvo tiesiog ilgalaikis toks tyrimas stebimas, kai pagerėjusios ar padidėjusios kognityvinės funkcijos susijusios su senatvė, su amžėjimu. Ir kadangi organizmas pats, žmogaus organizmas, negamina, manoma, anksčiau gamino. Yra tokia teorija, dabar nebegaminam patys vitamino C, todėl mes jo turime gauti kiekvieną dieną su maistu. Ar papildo pavidalu. Geriausia užsitikrinti ir tai, ir tai. Ir vitaminas C yra labai jautrus temperatūrai, ar ne? Tai tiesiog jeigu mes verdame, kepame aukščiau negu 40 laipsnių, tai kad ir išsiveriau moliūgų sriubą, tai ten jau, nors moliūgai vitamino C yra, bet jau sriuboji nelabai. Šaldymas irgi veikia vitaminą C kiekį, bet aišku, tai yra geriau negu virimas. Ir jei anksčiau dar buvo manoma, kad vitaminą C galim prisivalgyti vasarą, ten žemuogių, uogų visokiausių, tai iš tikrųjų ne, jį mes prarandame kas valandą. Ir rekomenduojama yra tiesiog, jeigu papildo pavidalu, vartojame tokį prailginto veikimo, kad jis išsiskirtų nuolat. Dabar, kur tą vitaminą C mes galime gauti gamtoje, kaip yra sukūrė mums Dievas tos apsauginės priemonės, tai kur yra? Pirmiausiai uogose, visose uogose, citrusiniuose vaisiuose ir ypač žalumynuose, tai yra žalialapėse daržovėse. Taip pat geri vitamino C šaltiniai yra labai daug, mes neįsivaizduokim, kad tik citrinuose ir apelsinuose, jų beje ten nėra labai daug. Tai yra ir šparagai, ir avokadai, ir burokėlių, ypač lapai, juodieji serbentai, erškėtuogės, ar ne? Lietuvoje erškėtuogės yra didžiausias vitamino C šaltinis, o pasaulyje kaip tokia baltpigijų uoga manoma. Taip pat brokoliai, briuselio daigai, ypač daigai turi daug vitamino C, keilai, tie patys kale kopūstai, aišku, kiaulpienės, greipfrutai ir mangai, persimonai, ananasai, garstyčių daigai, svogūnuose yra vitamino C, papajose, paprikose yra vitamino C, netgi daugiau negu apelsinuose, ridikėliuose, tiesiog tikrai labai labai daug, kur yra ir žolelių tam tikrų, kaip kiaulpienės irgi turi daug vitamino C. Dabar keletas komentarų. Yra grupė žmonių, kurie turi labai didelį deficitą vitamino C. Tai pirmas dalykas yra rūkantys žmonės. Jie oksiduojasi ir jiems būtinas yra padidintos dozės antioksidantų vitamino C. Taip pat vartojant alkoholį ir daugelį grupių vaistų, kaip antai analgetikai, antidepresantai, antikoaguliantai, kontraceptikai, geriamieji ar ne steroidai mažina vitamino C kiekius organizme ir reikėtų kompensuoti. Kaip ir sakiau, vitaminą C rekomenduojama yra vartoti 2 kartus per dieną, ryte, vakare ir geriausia, jeigu mes vartojam papildą, čia šiuo metu ar ne, geriausia yra ta vadinama prailginto veikimo forma, kai vitaminas C išskiriamas į organizmo po truputį. Ir kaip visada, mano rekomendacija, aš pati vartoju, kaip minėjau, multivitaminų kompleksus su vitaminu C. Jame jau yra. Apskritai, kaip jau sakiau, visuomet vartokite, jeigu jau kažką vartojat, geriau multivitaminus vartokite. Gerus, natūralius, gerai įsisavinamus, tikrai nesintetinius multivitaminus, kuriuose būtų ir C, ir E, ir karotinoidų, kokių dar C
cinko, seleno ir taip toliau, pasižiūrėkite. Nes kiekių didelių mums nereikia, mums reikia visko po truputį, nes jie dar viskas veikia sinergiškai. O pasididinu, jau labiau, kad yra dabar tokie ir, kaip sakyti, ir virusai, ir ypač kvėpavimų takų virusai. Tai vitaminas C, jeigu atsimenat, COVID metu buvo rekomenduojamas, kaip sakyti, kaip jis užlipina tas skylutes, neleidžia virusui įeiti į organizmą, ar ne, ir ypač susijęs su kvėpavimo takais. Tai mano rekomendacija yra čia Neolife Sustained Release Vitamin C. Tai yra Sustained Release yra išskiriantis nuolat. Tai reiškia, kad išskiria į organizmą tokia technologija speciali vitaminą C tirpų vandenį per 6-8 valandas. Vat išgeria tabletę ryte ir 6-8 valandas išskiriamas vitaminas C tada, kai atsiranda poreikis, tada, kai jo pritrūksta. Ir vienoje tabletėje yra 200 mg natūralaus vitamino C. Ir yra ypatingo citrusinų bioflavonoidų kompleksą, taip pat malpigų vaisių, kaip sakiau, vienas didžiausių vitamino C šaltinių, erškėtuogių vaisių. Ir tas C yra toks kaip gamtoje, todėl labai gerai įsisavinamas. Jūs dabar gal esate girdėję apie liposominį. Aš tiesiog nenoriu nieko apie tai kalbėti, kad neužpultų manęs liposominių vitaminų gerbėjai, bet tai yra padarytos tos liposomos tam, kad tiesiog įsiskvertų padėtų nuo vitaminų C į organizmą. Bet čia yra su bioflavonoidas, yra taip, jam nereikia liposomų, yra natūraliai kaip gamtoje, tokia forma kaip gamtoje ir užtat labai gerai yra įsisavinamas. Tai va, puikia dovana. Sakyčiau, šiuo metu, bet iš tikrųjų, kaip matėt, vitaminas C yra absoliučiai reikalingas bet kuriuo metu, ypač kai mes mažiau jau gaunam tų žalialapių daržovių, kad juose būtų to vitamino C ir ypač jeigu mažiau suvalgom šiuo metu žalumynų, vaisių, uogų, daržovių ir kaip minėjau, tai jeigu vieną kartą pavalgai jų, tai ir išsisioji po 2 valandų. Tai va, kas norite pasipildyti, kas rūkote, tai būtinai vitaminas C, omega, būtinai ir galite kompensuoti tiesiog. Tai aišku, rūkantiesiems kainuos brangiau, nes ir cigaretės, tabakas kainuoja, plus dar vitaminas C, bet vis dėlto tai yra geriau negu nieko nedaryti. Tai šiandien tiek žinių iš Molinių apie seną gerą vitaminą C, kuris apelsinų tada pavidalu išsaugojo tūkstančių jūreivių gyvybių, kol suprato, kodėl, kad trūkstant vitamino C tiesiog nebesigamina kolagenas ir kūnas tiesiog pradeda irti, bet mums nereikia laukti, kol kūnas, kaip sakyt, pradės irti. Mes tokių tiesiog pasipildykime vaisiai, uogos, daržovės kuo daugiau ir, aišku, vitamino C papildas. Jeigu norite, prašau, užsukite mano parduotuvę www.sveikatos-žurnalistė.lt ir, kaip visada, apačioje įkeliu nuorodas, o jeigu turite savo atsirinktą papildą vitamino C, tikrai vartokite. O jeigu jums pavyksta viską susirinkti iš gamtos, esate tarptų 12% laimingųjų, tai taip ir darykite su visa šeima. Ačiū už dėmesį ir iki kito karto. Ate.